Pradėjot lengvai gana, pabaigėt? Galiu pasakyti, kad priešininkai gal jaudinosi, nes į pradžią ir dėl to tas ir toks skaičius buvo 6-1. Pilnai laikėm iniciatyvą ir antrą mačą gana stabiliai sužaidėm. Anksti, kaip sakoma, nubreikavome juos ir vėlgi pavyko savo padavimus išlaikyti be didesnių rūpesčių. O trečiam sete, aš manau, jie atsipalaidavo, jau neturėdami ką prarasti ir automatiškai ir patys geriau jie pradėjo žaisti. Ta iniciatyva, negaliu sakyti, kad praradom, nes reikiamais momentais visuomet sugrįždavome ir tiesiog pačiam galiu išnaudojame, gal kaip pasakyti, nežinau, patirtį ar kažkokią. Taip ir gavus, kad laimėjom ir esame tikrai patenkinti savo pasirodymu Norvegijai. Laurynai, tavo įspūdžiai šiandienos? Įspūdžiai gerai buvo irgi, kaip Ričardas sakė, labai geras pirmas setas. Antrą setą irgi iš karto pabreikavome ir laikėm tą iniciatyvą. Trečiam setą truputį gal geriau žaidė, mes biškai buvom gal atsipalaidavę ant savo servo, bet kada reikėdavo, mes sužaisdam geriau. O šiaip tai esu labai patenkintas, kad komanda išlošė, esam 3-0 ir laukiam kitos kovos dabar. Nežinom, ar dabar su Pietų Afrika dar bus, ar su Monte Carlo. Ar neplanuojat Bergame kartu sužaisti? Neaišku dar. Dar neaišku. Priklausomai kaip savijautos ir matysim. Pauliau, dar ne? Dėkui. Ačiū. Dėkui.